Sveiki, aš esu Eglė Žemytė, dizainerė, kurianti prekių ženklui Defekt. Mes su Europos prekybos centru sugalvojame sukurti momentinę dizainerių parduotuvę. Mūsų ženklas jaunas, tačiau mūsų drabužius perka daugiau negu 10 pasaulio šalių. Balandžio 13 dieną darysime sample sale išpardavimą. Tai yra patys pirminiai kolekcijos modeliai. Jie galbūt kai kurie yra ne tokie tobuli kaip galutinis variantas, tačiau jie gali būti vienetiniai ir šiaip kažkokie tai įdomus. Aš Aistė Nesterovaitė, kuriu dėvimus aksesuarus. Mano moto yra žaismingas asketizmas. Diplopa pristatysiu odinių aksesuarų seriją, kuri jau buvo pristatyta Londono madų savaitėje. Ji unikali yra tuo, kad sudaryta iš skirtingų dydžių ir spalvų odinių vokų elementų, kurie jungiami tarpusavy. Aš esu Lina iš Lėniaus ir noriu jums parodyti pirmąjį savo rūbelį, kurį sukūriau. Tai buvo palaidinė. Labai man buvo svarbi rūbelio forma ir kad jisai gražiai kristų, pabrėžtų moteriškumą, moterišką paslaptį ir charizmą. Lėnių spalvinga kolekcija įkvėpė prancūzišką saldumynų. Šį pavasarį Lėnius yra labai svarbus lengvumas, todėl pasiūlome sukneles iš šilko. Šilkas labai gražiai krenta ir padaro moterį lengvą į drugeliams. Aš Laura, o čia Ivaras ir mes dviese junginys, kuris vadinasi Okeigo. Savo darbais siekime daryti tokius minimalistinius papuošalus, juos patys vadiname aksesuarais. Ir, kaip pasakyti, jie tokie pas mus gana, sakyčiau, architektūriniai yra. Ir ką mes visą laiką bandom parodyti, tai išgryninti labai idėjas ir šita būtent simbolizuoja skirtingų žmonių susitikimą, tokią sąjungą, susijungimą, bendravimą. Mano paties mėgstamiausi mūsų kūrimi daiktai yra asorti ženkliukų kolekcija. Smagu, kad nešioja šitos papuošalus tiek solidų žmonės, segasi kokį, pavyzdžiui, švarką, tiek neformalus jaunimas, kuris, pavyzdžiui, važinėjasi riedučiais. Giedrius Paulauskas, GB Jeans ženklas. GB Jeans kūrė vyrams, kurie žino laisvės rėmus ir moterims, kurios nori atrasti save. GB Jeans tai dizainas išaukštinantis funkcionalumą. GB Jeans tai tradicija, kuri kas kartą gimsta naujų medvilnės džinsų pavidalų. Ir Dipop Giedrius Paulauskas pardavinės savo kūrybos drabužius, avalynę ir aksesuarus. Aš esu dizainerė Agnė Kuzmickaitė. Dipop Store galima įsigyti mano kurtų bodžių ir suknelių su spalviais drugeliais. Ateikit!